Pusiaukelėje tarp Kėdainių ir Kauno įsikūrusi Vandžiogala gali didžiuotis gilią praeitį menančią istoriją. Žmonės teigia, kad kadaise čia tautinė gyventojų sudėtis buvo itin marga. Ta byloja ir iki šiol likę pastatai, seniūnijai sukuriantis ypatingą atmosferą. Vandžiogališkiai čia niekur neskuba, vieni kitus pažįsta ir kaip galėdami sukasi, kad gyvenimas būtų malonesnis bei patogesnis ne tik savo, bet ir esantiems šalia. Vandžiogalos mūsų seniūnija nėra labai didelė. Gyventojų skaičium turim 1900, taip kažkur. Ir mažiau, ir daugiau būna. Žinot, kaip vieni išvažiuoja, kiti atvažiuoja, bet tai kažkur tas skaičius apie 1900. O taip, tai miestelis pats Vandžiogalos čia. Turim dar kaimus atskirus, tai yra Valeravos, Boniškių kaimas, Ibėnai, Užumiškiai, Pociūnai. Daugiausiai tai Vandžiogalos seniūnijoje yra ūkininkų, kurie užsiima grynai pagrindę tai grūdų auginimu, kviečiai, rapsai, visos kultūros grūdinės. O tokios, kad gamybos būtų, tai tikrai neturim daug. Turim laisvalaikio, reiškia, tą salę, kur susirenka šiemet praeitais metais rekonstrukcija atlikta. Ir laisvalaikio salės, ir naujai įsikūrė ambulatorija. Buvo senam pastate, dabar prie laisvalaikio salės, restauruotos patalpos, sutvarkytos, rekonstrukcija atlikta ir jau naujoviškai viskas įkurta. Bendruomenės namus irgi prieš porą metų atidarėm. – 1664 metais Jonas ir Marija Roskovskiai pastatė medinę bažnyčią. Tačiau 1817 miestelį užklupo didelė nelaimė – gaisras, kuris pasiglemžė ir šiuos maldos namus. Klebono ir parapijiečių pagalbos dėka po 13 metų bažnyčia vėl buvo prikelta naujam gyvenimui. Tačiau Vandžiogalos švenčiausiosios trejybės bažnyčia garsėja ne dėl savo istorijos, o dėl joje esančio stebuklingo kryžiaus. Tai vienintelis daiktas likęs po gaisro 817 metais, bažnyčios gaisro, kada degė miestelis, sudegė ir bažnyčia. Tai šitas kryžius buvo likęs vienintelis, nesudegęs iš senosios bažnyčios. Ir nuo tada jau archyvinėse duomenyse matome, kad čia buvo jisai garbinamas šiuose vietose, kraštuose, kur buvo daug pagijimo ir žmonės eidavo per atlaidus arba kitokiom žymesnėm bažnytinėse šventėse, kur reikėdavo eilėje laukti, norint apeiti aplinkui šitą stebuklingą kryžių. Ten mes galime matyti ir grindyse nuo žmonių kelio, net yra lentose keliai padaryti su visais posūkiais. Tai reikia įsivaizduoti per daugelį šimtų metų, per kelis šimtmečius, kiek čia žmonių turėjo praeiti, kad nuo kelio liktų ženklai grindyse. Pasak zakristijono Ričardo Jankausko, ši vieta savo šventumu bei stebuklingumu nenusileidžia nei Šiluvai, nei Aušros vartams, o tai liudija ir prie kryžiaus prikabinti votai. Votas tai yra ženklas, kurį matome prie altoriaus, ar širdys, ar ranka, ar dar kažkoks paveikslėlis, kur žmonės meldėsi čia, prašė ir gavo šitų malonių. Ar tai sveikatos, kitas galbūt atsivertimo, tai ant lentelės, ten arba iš sidabro, arba iš nerūdijinčio metalo apvaizdo ženklą padaro. Arba jeigu tai yra pasveiko kažkam kažką tai skaudėjo, tai konkrečiai rankos, kojos ar širdies atvaizdą. Tai yra padėka už pasveikimą, už malonės. Paskutinis išgijimo atvejis įvyko prieš gerą mėnesį. Atėjusi moteris norėjo palikti padėką bažnyčiai. Ir jinai sako, labai norėčiau padėkoti, padaryti auką bažnyčiai. Ieškojau voto, sako, neradau. Tai sakau, ponė, tai čia votą norit pakabinti? Taip, sako, aš pasveikau, sako, labai sunkiai sirgau, sako, prognozė gyvenimo buvo jau nepalanki ir visi tyrimai buvo blogi ir kada pati medikė supratau, kad man jau čia gali blogai baigtis, kada gydymas nepadeda, aš žinojau, sako, nuo savo
protėvių, kurie gyveno šitoj parapijoje, kad yra stebuklingas kryžius Vandžiogaloje, kad jie irgi gavę malonių yra pasveikę. Ir jinai atvažiavosi čia meldėsi ir pasveiko. Votų buvimas prie stebuklais garsėjančių paveikslų, šventųjų relikvijų skelbia ne tik atvaizdo, bet ir pačios vietos šventumą ir svarbą tikintiesiems. Zakristijonas užsimena, kad nors ir tokių padėkų Vandžiogalos bažnyčioje gausu, tačiau ne visi linkę dėkoti už sutiktą malonę. Tad išgijimo atveju yra kur kas daugiau, nei tai byloja kabančių votų skaičius. Bažnyčia esanti Vandžiogaloje išsiskiria iš kitų tuom, kad čia mišios aukojamos ir lenkų kalba. Šioje seniūnijoje istorija nepamiršta. Kadaise čia gyveno labai daug lenkų tautybės žmonių. Šį faktą patvirtina ir senosios kapavietės. Tie senieji lenkai dar nuo karalienės Jadvygos laikų, nuo krikšto laikų. Tai čia, vidurio Lietuvoje, kaip nekeista, Vandžiogaloje, skaito save lenkais. Ir buvo ir žinoma, kad žydų nemažai, lenkų ir žydų. Pagal struktūrą miestelis buvo žydiškas, nes kadangi ūkininkai visi gyveno, turėjo savo ūkius čia parapijoje kažkur tai, o pats miestelis, kaip ir tais laikais, istoriškai buvo daugiausiai apgyvendinta žydų. Jie čia gyveno, turėjo savo krautuvėlės ir tie ūkininkai atvažiuodavo čia apsipirkti ir jų buvo tikrai daug Vandžiogaloje. Šiose kapinėse ilsisi ir Nobelio premijos laureato rašytojo Česlovo Milošo seneliai. Senelis Artūras Milošas buvo vienas iš 1863 metų sukilimo vadų Zigmanto Sierakausko adjutantas. Dar 1980 metais Stokholme atsiimdamas Nobelio premiją kalbėjo apie Lietuvą. Tada, kada apie Lietuvą mažai kas kalbėjo, nes Lietuva buvo Tarybų Sąjungos sudėtyje. Tai kažkur užsienį, Švedijoje ir dar per tokį garbingą apdovanojimą jisai kalbėjo apie Lietuvą. Gyvendamas Amerikoje, tengi vėlgi susitinka su kuo? Su lietuvių išeivija, kadangi skaitėsi irgi iš Lietuvos, nors lenkas iš Lietuvos, bet tengi šitas kraštas artimas buvo. Ir tengi, kada Čikagoje kūrėsi Santara šviesa organizacija, dalyvavo ir Česlovas Milošas. Už tai Santara šviesa ir dabar, kai kada daro savo susirinkimus Šateiniuose, visą laiką prisimindami Česlovą Milošą. Ką daugiau galiu veikti? Daugiau nieko negaliu. Daug padražinėjau ir taip. Tai vienas gyvenu. Tai pasakysiu, kad nėra ir laiko per daug. Reikia ir valgyti, paruošti. Ir 8 metai, kaip jau vienas gyvenu, tai... Na, o ir dabar tokius malčinis praplauti, ar kad tai tokia. Tai jau, ne, kaip sakant, neieškau. Daug paramos nesiskundžiu, na, pilnai gerai. Susipažinkite su energinguoju Stanislavu Vaškevičiumi. Nors šiam ilgamečiam Vandžiogalos gyventojui ne už kalnų 90, tačiau sveikatos ir jėgų galėtų pavydėti ir kur kas jaunesni. Bendrauti Stanislavas labai mėgsta, o svečiai pas jį namuose yra visada laukiami. Tiesa, nors gyvena ir vienas, tačiau jokie buities rūpesčiai jam nebaisus. Valgyti moku gaminti ir man patinka ir aš tą darau, ką aš noriu. Da būtų valgykla kur nors, tai tikrai eičiau į tą valgyklą, bet kaip nėra, tai reikia pačiam. Na ir ką dažniausiai daro? Viską. Cepelinus ir balandėlius ir kotletus iškepu. Medžio drožinėjimu užsimantis laidos pašnekovas nestokoja ir humoro jausmo. Tai galima suprasti pažvelgus jo darbus. Stanislavas drožia, kas jam prie širdies. Dauguma statulėlių vaizduoja gyvenimą kaime bei aktualias temas Lietuvoje. Da byra čia grašai. Da galima spausti. Tai vat, kas yra, no tai abejonė kiekviena valdžia yra iškritikuota ir visiems negali patikti. Vandzenoga.
lenkiškai Vandze, vardas, Onoga, Gola ir Onoga. Tai čia Vandžiogalos herbas, o čia ir ant sienos yra 2 kalavėjai. Ir dabar pas mane 2 herbai. Lenkų ir lietuvių. O kodėl? O todėl, kad mano tautybė Lenkas, o Lietuvoje gimęs, tai tėvynė Lietuva. Nu, faktiškai. Aš negaliu įsižadėti, kad koks Lenkas, toks kaip tėvai buvo, tokia, nu, to ir tęsiasi. Čia jau senatvė. Kad, pasakysim, ką, terbūtė ir lazdelė čia. Čia smutkelis. Na ir čia o dabar daugiau. Vat čia da įdomus toks dalykas. Vat pažiūrėkit. Čia kada dueliai buvo. Na, vyrai susipyksta ir paskui išprast ginčia, šaudysi su kardais kapojasi. O moteriškės užpakaliai viena kitai. Ir ta laimėdavo, kur ilgiau išlaiko. Laidos pašnekovo kolekcijoje išdidžiai stovi ir visas Lino kelio statulėlių rinkinys bei kiti žmonių darbus kaime vaizduojantis drožiniai. Nuo linų sėjos, kad to išauga lina ir paskui apdirba. Čia jauja arba pirtys, kur sodino linus. Va. Ir čia vat vertimas, metimas ir viską ir net audeklą audžia. Tai čia viskas padaryta. Antra kompozicija tokia. Tai čia yra kaip senovės žmonės ruošdavosi duonai. Tai jo ant girnos sumaldavo, o čia girnos. A čia maišo žmogus, o tai reiškia, čia į pečių sudėna. Garbaus amžiaus vyras nesiskundžia atmintimi, o pragyventą prieškario laikotarpį pamena, it tai buvo vakar. Čia yra samagono varomas aparatas. Teko matyti. Tai va, pažiūrėkit, kaip čia yra. O pats pagaminat gėrimą? Buvo laikai, kad gaminau, nes buvo pokaro metais. Ir viskas buvo, pinigai buvo nestabilus tokie, tai viskas buvo tik tai per šnapsą ir lačinius. Atvažiuodavo iš kaimo, tai iš miesto, tai ar čia prekės kokias atveždavo, ar iš keitimo, ar kaimas turtingai gyveno. Karo metais, o dabar jeigu karas būtų, tai čia būtų badas labai greitai. Vytautė Vandžiogalą neatvežtų duonos. Kaimiečiai jau nei tų pečių nėra, nei jie moka iškepti, nei ir neturi kur iškepti tą viską. Tai čia jau, tai čia yra, o kad pinigai, tai pinigai vieną dieną gali būti visai beverčiai. O pirmą tai laikė gyvuliukus, kiaulės, karvės laikė, sėjo, sodino. Žmonės, o dabar nieko neturi. Grinai už pinigėlius, o pinigėliai tai čia nepastovus dalykas. Stanislovas neslėpė, kelionės tai jo aistra, ne per seniausiai aplankė ir Augustavą, o žmonių, kurie niekom nesidomi ir nieko nenori pamatyti, tiesiog nesupranta. Nors išvykti į kitą šalį medžio drožėjas labai mėgsta, tačiau visą gyvenimą nuo pat gimimo praleido Vandžiogaloje, o persikraustyti į kitą kaimą ar miestelį net nesvarstė. Vandžiogaloj kokia 10 parduotuvėlių, kokia 10 amatininkų buvo. Ir visi gyveno, nes viską dirbo rankom, mašinų nebuvo, tai buvo pramonė 2 malūnai. Tai buvo jau pramonė. Oi tiesa, aliejus spaudžia, vilnus karšia, jau ir 34 šeimų žydų buvo. O žydai, tai žmonėm, jie viską supirkdavo, kad niekas nenaidavo veltui. Ot paršino papjauna ir šerts, nuplėšia, nupiešia. Ir iš to kitas žmogus daro šepečius. Ir jis turi užsiėmimą ir turi, kur, kaip sakant, pajamas kokias turi.
žydas viską supirkdavo, bet jis stengdavosi grynais pinigais niekad nemokėti. Bet eina, tai jis neša silkių, sachariną, žinot, toks preparatas buvo vietoj cukraus. Nu, žmonės biednai gyveno. Žemės ūkis neišvystytas buvo taip. Na, buvo, dirbo žmonės, bet tokia pakol cheminių trąšų nenaudojo, tokia neturėjo derliaus. Taip. O taip, tai, nežinau, nu, tai ir kalvių buvo, ir stalių, ir batsiuvių. Ir visi dirbo. Ir buvo tokie, kur be žemės buvo žmonės, kur ką. Tai jos sako, kad žemės vargoliai. O kodėl? O todėl, kad jie vasarą turi uždirbti visiems metams duonos. Tai eina dirbti ir daugiausia už maistą. Grūdais imdavo, ar lašiniais įsidėdavo iš ūkininko, bent kaip. O ūkininkams da buvo, ypatingai moterims, verda sriuba, pritrūksta pipirų. Nu ką, pinigų nelabai taip yra. Porą tenais kiaušinių, nu ne porą, nu desėtką kokią, jis karą eina pažydą. Na, eina, na ir ką, pipirų, druskas ar ką, iškai. Darbų ūkyje netrūksta, nors gyvulių Stanislovas ir neaugina, tačiau prižiūrėtame darže nematėme nė vienos piktžolės. Veja kruopščiai nupjauta, o vaiskrūmių šakos linksta nuo uogų. Amžius turiningai gyventi nekliūtis. Svarbiausia tik noras, meilė ilgam ir prasmingui gyvenimui. Nors dailininko Edmundo Kartano gyvenime piešimas buvo ilgą laiką, tačiau rimtai pradėjo tapyti tik prieš 3 metus. Įsitraukti į meninę veiklą paskatino draugai bei šeima, o internete rastos pamokėlės padėjo gilinti žinias bei išmokti naujų technikų. Pakankamai sudėtinga gyventi Lietuvoje taip, kad iš meno ir atrodė visą laiką, kad gal neverta, gal neapsimoka, gal ne... Bet dažnai žiemomo būdavo, kad atsiranda to laisvo laiko, mažiau to darbo ir kažkaip pabandžiau vėl piešti ir visagalis internetas, Facebookas, ten įdėjau kelis darbus ir draugai įkėlė mano tos darbus į piešėjų tokią kaip ir draugiją. Ten pamačiau, kaip galima tobulėti, tiesiog tokie patys savo moksliai dalinosi savo patirtim ir pradėjau aš domėtis, labiau gilintis ir tiesiog užsivedžiau kablį tokį pagalvojant piešimo ir visada svajonėse buvo tos tapybos pamėginti, bet dažai brangus, drobė brangi, atrodo, kad bus sudėtinga iš tikrųjų pradėti tą dalyką, nes ir sakydavau savo, kad gal kada nors išeisiu pensiją, įsirengsiu dirbtuves ir kažką tai darysiu. Ilgą laiką apie tapybą svajojantis vyras suvokė, kad reikia kažko imtis. Svajonės ir gali likti tik svajonėmis, jei nebus įdėta iniciatyvos bei sunkaus darbo. Tiesiog sužinojau, kad drobė yra ta medžiaga, kurios neturi matyti baltos ir nereikia bijoti jos. Tiesiog turi tos dažus dėti ir kad kažkas tai gautus. Nuo vaikystės turėjusiam polinkį meną vyrui kelionė į savęs pažinimą nebuvo lengva. Teko apsispręsti ar tapyba, ar sportas. Vaikystėje turėjau tokių gabumų piešti, buvo gal ir mokytojai pastebėję. Ir kaip ir nukreipę buvo į būrelį ten, bet tuo metu ir baseiną lankiau ir kažkaip atrodė ten nerimta eiti į būrelį. Ir mums reikėjo ten savaitę laiko, kiek eidavom, vis tą patį kirą reikėdavo visom pozicijom ten jį su akvarelė lieti ir kažkaip vaikui toks vis tiek buvau pakankamai aktyvus, sportavom, judėjom daug ir kažkaip nuobodu. Pirmas susipažinimas su rimtų menininkų darbais įvyko Kryme. Tuo metu dar vaikui paliko didelį įspūdį dažais nulieta drobė. Atrodo, tas aliejus, ten gabaliukai, šašiukai kažkokie ten uždėta prie inerti nieko, kažkokia nesąmonė, kažkoks dažų kažkas.
atsitrauki iš toliau, tu matai kalnus, ten vaikus, pionierius, visokius jūrą, žuvėdras, o iš arti atrodo, kad tik kažkoks dažų užmetimas, kažkoks neprotingas. Tai tas labai žavėjo ir ne per seniausiai iš tikrųjų prieš porą metų iš tų pačių rusų dailininkų aš ten iš vieno išgirdau, kad skaitos gyvenime reikia daryti tai, kas tai vaikystėje būrė. Tai vat aš galvoju, kad aš labai daug klaidžių dariau ne tai, kas reikia gal. Bet, toks jau tas gyvenimas. Iš Šiaulių kilusiam Edmundui gyvenime atsitiko daug dalykų, kurių manė, kad tikrai nebus. Tai lyg pamoka, kuri suteikia galimybę į pasaulį žvelgti plačiau atmerktomis akimis. Daug atsiranda, kai pradedi biškį kitaip gyventi, ieškoti kitų vertybių iš tikrųjų. Buvo periodas, kai mano gyvenime atsirado tas pats Dievas, atsirado kažkokie kitokie matymai, kažkoks kitoks suvokimas apie gyvenimą, kitoks supratimas, kitokie principai. Ir matyt, atsirado tos vietos tam pačiam piešimui, tai pačiai tapybai, nes dingo tie tokie materialesni dalykai, dingo tie tokie man, aš. Atsirado gal tokie poreikiai kažką daryti, kas nežinau, kas dušiai, kas už dušės, sakau, kaip ta tapyba, tu gali per naktį sėdėti prie tų dažų, su tais dažais ir daryti kažką. Ir džiaugies padaręs, dar kai matai, kad kažkas tai gaunasi, kažkam tai patinka, tai labai faina. Šiuo metu ir statybininko duonos ragaujantis Edmundas suvokė, kad sveikatos nenusipirksi, o eilę metų sunkiai lenkęs nugarą atrado vietos ir širdį lepinančiai tapybai. Kai tu guli ligoniniai, planko tave vienas kitas žmogus iš tų artimiausių ir tu suvoki, kad tu realiai nelabai kam reikalingas būsi. Jeigu tu gulėsi lovai, kai tu dirbi, ten aukoji savo laiką, nebūni su vaikais, su žmona, atrodo, aš daug padirbsiu, daug padarysiu, ten būsiu kažkam naudingas labai, čia jau ir toks pats savi sureikšminį, liktai daugiau pinigų uždirbsiu. Bet kad tą sveikatą savo drožį ten iki negaliu ir tada supranti, kad reikia kažkaip kitaip gyventi. Čia viena iš tų paskutinių tokių aiškiausių pamokų, kad turi gyventi šiandien, čia ir dabar, tos senatvės gali ir nesulaukti jos, nes, o tie norai, svajonės, galėjo ir nebūti, jeigu aš nebūčiau daręs kažko į tą pusę. Dailininkas teigia, kad prieš pradedant tapyti viena iš didžiausių baimių buvo, kad reikės daug investicijų. Tačiau šiuo metu už parduotus kūrinius gali nusipirkti ne tik teptuko ar drobės, bet ir papildomi pinigai keliauja į šeimos biudžetą. Buvo visokių minčių, atrodo, ir brolis Anglijoje, vienas Londone, sesuo irgi ten Anglijoje ir irgi kažkokių tokių minčių buvo išliekti, kažką daryti, žiūrėti, bet buvo aplankyti brolį, kažkaip po Londoną irgi vaikščiau, lyg ir atrodo viena mintis tokia, lyg ir gal būtų įdomu, bet šiai dienai nežinau, kažkaip suvokiu, kad mano vieta čia, aš turiu ką veikti, tų darbų vis tiek kažkokių tai yra, kažką darai. Aš randu laiko savo tapybai, dar čia dalyvauju tokiam teatro veikloje, kaip vienam spektaklį pats vaidinau, paskui dar kaip to spektaklio ir vieno ir kito spektaklio dailininkas, ta prasme, patikėjo man sceną vienu žodžiu ruošti, tai man toks irgi vienas iš gyvenimo tokių stebuklų, kai gyvenime nesapnau, kad kažkokia spektaklio dailininkas būsiu. Pažintis su Vandžiogalos gyventojais, jų svajonėmis, siekis nesibaigia. Kitos laidos metu pratęsime pasakojimą apie vieną iš turtingiausių Kauno rajono seniūnijų, kur turtai skaičiuojami ne pinigų gausa, bet meilė darbui bei nuoširdžiu tikėjimu, kad viskas ne perniek, viskas vardan gražesnio rytojaus.